Labas rytas, mėly broliai seserys, gerbiami svečiai. Noriu jūs visus pasveikinti su šventa sabatos diena ir perskaityti biblinį tekstą, kur apaštalas Paulius nekartą vartoja savo laiškuose, siųsdamas štai tokį nuostabų pasveikinimą. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Taigi linkiu jums visiems, kad Dievo dvasia pripildytų šiandieną mūsų visų širdis ir mes galėtume pasisotinti dvasiniu maistu, kurį viešpas mums šiandieną paruošė. O mūsų tema šiandieną bus apie mokinystę ir apie vieną konkrečią savybę Kristaus mokinių, kuri buvo aktuali kaip bibliniais laikais, taip ir šiandieną. Bibliniais laikais vardai buvo skiriami priminti praeities įvykį arba išreikšti dabartinius ar būsimus lūkesčius. Ir šiandien daugelį kultūrų tai vis dar aktualu. Kai viešpas Jėzus Kristus pavadino savo pasekėjus mokiniais, ar tai atspindėjo esamą padėtį, ar išreiškė naujas realijas, ar naujus lūkesčius? Ką viešpas šiuo vardu norėjo pasakyti tiems, kurie jį sekė tuo met ir tiems, kurie jį seka dabar? Šventame rašte mes skaitome, kad viešpas Jėzus Kristus savo mokinius, savo pasekėjus vadino mokiniais. Jono Evangelijos 13 skyrius, 35 eilutė. Tekstas sako: iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą. Taigi viešpats paliko tą tikslų specialų terminą mokiniai ir savo paskutinėme pokalbėje su savo mokiniais pavedė konkrečią misiją. Mes apie tai skaitome Mato Evangelijos 28 skyrius 19-20 eilutės. Ir tekstas sako: eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Bet norint įgyvendinti, vykdyti šį įsakymą, pirmiausia, turime patys tapti viešpaties mokiniais. O kodėl tai svarbu? Šventame rašte mes skaitome, kad kuomet pirmieji mokiniai įgyvendino viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymą, jų gyvenime įvyko svarbus pokyčiai, apie kuriuos mes skaitome Apaštalų darbų knygoje 4 skyriuje ir 2 skyriuje. Ir ten parašyta, kad jie tapo drąsūs ir drąsiai skelbė ir įtikinamai skelbė apie Jėzų Kristų, nepaisant persekiojimo grėsmės. Ir dar anksčiau parašyta, kad mokiniai atsikratė savanaudiškumo, nebeturėjo savanaudiškų interesų, bet viskuo dalyjosi. Taigi, Biblija mums pasakoja, kad mokinystė buvo pagrindinė priežastis tokių nuostabių permainų ir pokyčių Kristaus sekėjų gyvenimuose. Reikia pastebėti, kad mokinystė išlieka tų pačių svarbių permainų, pokyčių mūsų gyvenime pagrindinė priežastimi ir šiandien. Taigi, skaitydamas apie tai, kaip viešpas Jėzus Kristus kvietė mokinius sekti jį, vis labiau įsitikiname, kad mokinystė yra neatskiriama žmogaus išgelbėjimo plano dalis. Žmogaus išgelbėjimo plane viešpas numatė 3 pagrindinius etapus: pateisinimas, šventėjimas ir paskutinis pašlovinimas arba atpildas, kaip kas tai pavadintų. Taigi žodis mokinystė Biblijoje reiškia pirmiausia sekimą viešpačiu Jėzumi Kristumi, tai yra kelionė, gyvenimo kelionė. Ir antra, tai yra veiksmai, kurie padeda mums augti, dvasiškai augti dvasinė brandume toje kelionėje su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Taigi, būti mokiniu reiškia gyventi
mokymosi aplinkoje. Šis augimas vyksta bendruomenės kontekste. Bendrystė su Dievu ir didysis pavedimas turi būti vykdomi bendruomenė drauge su kitais bendruomenės nariais. Kodėl? Todėl, kad bažnyčios nariai nematomą Dievą padaro matomu. Tai yra, Kristaus mokiniai atskleidžia, atveria, parodo, koks yra Dievas. Parodo, kokia yra Dievo meilė, kaip ji pasireiškia. Nes Dievo charakteris atsiskleidžia tame, ką darome ir kaip darome. Elena White rašo, kad ir kokia nusilpusi bei netobula atrodytų bažnyčia, jai Dievas skiria didžiausią ir ypatingą dėmesį. Tai jo malonės buvimo vieta, kurioje jis mėgsta rodyti, kaip jo jėga keičia širdis. Apaštalų darbų knyga, 11 puslapis. Viešpats Dievas per savo mokinius rodo pasauliui malonę, meilę ir perkeičiančią galią. Brangieji, mūsų veiksmai yra labai svarbus. Tai reiškia, kad kiekvienam tikinčiajam būtina eiti mokinystės keliu. Ir štai šis mokinystės kelias susideda iš 7 dalių. Na, mes savotiškai padarėme skaidrėje tokią panoramą, kur matysime, štai prašau, dabar pažiūrėkime į ekraną, jūs matote skaidrėje mokinystės kelio panoramą. Ir kiekvienas mokinystės etapas, kaip jūs matote, turi savotišką apibūdinimą, specifiką, pasakyta, kaip auga žmogaus santykiai su viešpačiu, pradedant nuo netikinčio ir baigiant jau brandžių mokinių. Paminėsiu visus 7 etapus, tai yra pradžia yra netikintis, smalsus, ieškantis, tikintis, bažnyčios narys, augantis mokinys ir tampa brandus mokinys, tai yra toks mokinys, kuris ruošia kitus žmonės tapti mokiniais. Kaip minėjau, kiekvienas mokinystės etapas turi savo specifiką, bet yra ir tam tikrų bendrų principų. Ir mes matome va šitose skaidrėse apibūdinimą kiekvieną kartą to žmogaus, kaip jis auga. Ir taip pat šalia žemiau mes matome draugo, pavadinkime mentoriaus vaidmenį kiekvienu atveju. Kaip auga jo ir keičiasi to mentoriaus vaidmuo. Ir kaip brandus mokinys, kuris ruošia kitus mokinius tapti, kuris ruošia kitus žmonės tapti mokiniais, kaip padeda kitam žmogui atsiskleisti ir vystytis. Taigi, o šiandien aš, kaip jau minėjau, norėčiau aptarti vieną konkretų bruožą, kuris reikalingas kiekviename mokinystės etape. Tai yra gailestingumas. Šventame rašte mes skaitome Mato Evangelijos 9 skyrius 13 eilutę. Mato 9:13 tekstas sako. Perskaitykime tekstą. Mato Evangelijos 9 skyrius 13 eilutę. Paskaitysime nuo 12 eilutės. Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Ir toliau viešpats tęsia. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai. Taigi mūsų viešpas Jėzus Kristus tai sako tuo metu tiems, kurie buvo susirinkę. Nemaža dalis jų buvo fariziejų. Ir tie fariziejai skundėsi arba priekaištavo, kad viešpas Jėzus Kristus valgo su jų akimi žiūrint netinkamai žmonėmis, su muitininkais ir nusidėjėliais. Bet viešpas Jėzus Kristus atsakydamas jiems tarė, jis cituoja Ozėjo knygą 6 skyrių 6 eilutę, aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos. Ir brangiai tai pasakyta ne tik fariziejams, bet ir mums visiems. Taigi mūsų tikslas yra pamastyti, ką reiškia šie žodžiai mums šiandieną. Atkreipkime dėmesį, kad viešpas Jėzus Kristus cituodamas vartoja žodį gailestingumas vietoje
Senajame testamente vartojimo žodžio meilė. Lietuviškai išversta meilė, tačiau hebrajų kalbos žodis hesed, dažnai sutinkamas Senajame testamente, turi visą puokštę reikšmių. Jis vartojamas dažnai psalmėse, netgi daugiau nei 100 kartų. Ir žinomame Senajame testamente įžyme, tokiam specialiame Senojo testamento tekste, Michėjo knyga 6 skyrius 8 eilutė, kur viešpats sako: žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja viešpats. Tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikimą meilę ir nuolankiai eiti su savo Dievu. Ir štai čia tas žodis hesed išverstas meilė. O Raudų knygoje 3 skyriuje 22 eilutė pasakyta: ištikimoji viešpatės meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga. Psalmistas Dovydas 23 psalmė rašo: tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane visas mano gyvenimo dienas ir aš gyvensiu viešpatės namuose amžinai. Gailestingumas šitoje psalmėje išvestas iš žodžio hesed. Taigi žodis hesed Senojo testamento laikais senos hebrajų kalbos gali būti verčiamas kaip gailestingumas, bet kartais kaip ištikima meilė, maloningumas, užuojauta ar net ištikimybė. Tai reiškia, kad Dievas trokšta matyti savo mokiniuose visas šias savybės. Kodėl viešpats Jėzus Kristus susiejo gailestingumą ir auką? Senojo testamento laikų žemės ūkio ekonomikoje žmonės gražindavo dešimtinę, tai yra parodė savo ištikimybę, finansinę ištikimybę viešpačiui Jėzui Kristui, dangaus tėvui, buvo mažiau susijusi su pinigų aukojimu, o daugiau su mūsų derliaus dalies ar bandos dalies aukojimu Dievui. Tai parodo, kad finansinė ištikimybė yra svarbi, bet nesvarbesnė už gailestingumą. Viską, ką mes aukojame viešpačiui, yra svarbu. Savo laiką, savo talentus, savo finansinės aukas, visa tai yra svarbu. Ir mes tai atliekame bendruomenės kontekste, tarnaudami bendruomeniai. Kaip jau minėjau, tai yra svarbu. Bet viešpas nori pasakyti, kad tos aukos negali pakeisti mūsų meilės Dievui, mūsų gerumo, gailestingumo bei mūsų meilės artimui. Apaštalas Paulius Naujame testamente, 1 laiškas Korintiečiam, 13 skyriuje, tame žymame skyriuje meilės himnui, jisai rašo: jei turėtume visą tikėjimą, kad galėtume kalnus perkelti, bet neturėtume meilės, tai nebūtų kažkas svarbu. Būtume niekas, jis net pasako. Jei atiduodame visą savo turtą, ar atiduodame savo kūnus, kad galėtume pasigirti, bet neturime meilės, nieko nelaimime. Meilė ir gailestingumas ir gerumas visada yra pirmoje ir paskutinėje vietoje. To trokšta viešpats Dievas. Taigi, tyrinėdami viešpaties Jėzaus žodžius, noriu gailestingumo neaukos, cituodam šitą tekstą, svarbu prisiminti dar vieną aspektą. Šis žodis vartojamas tiek viešpatės santykiams su mumis apibūdinti, tiek ir mūsų santykiams su viešpačiu apibūdinti. Tai reiškia, kad Dievas pirmiau parodė mums gailestingumą ir nesibaigiančią meilę. O tik po to jis paprašo iš mūsų parodyti tai, ką mes patys patyrėme. Viešpas neprašo iš mūsų padaryti tai, ko dar viešpas neparodė mums. Tai primena įdomią istoriją. Ruošiantis šiai temai, teko perskaityti įdomų įvykį apie žinomą Indijoje gyvenusį žmogų Mahatma Gandhi. Tai buvo mylimas žmogus, padaręs didelę įtaką geresniam gyvenimui ne tik Indijoje, bet turbūt ir visame pasaulyje. Ir štai istorija sako,
Vieną dieną Indijoje prie Mahatma Gandės priėjo mama ir paklausė, ar jis norėtų pasikalbėti su jos sūnumi apie tai, kaip svarbu teisingai maitintis ir mažiau valgyti saldumynų. Gandhi sutiko pasikalbėti su jos sūnumi ir mama išėjo patenkinta. Tačiau praėjo kelios savaitės, o Gandhi vis dar nebuvo pakalbėjęs su jos sūnumi. Mama nusivylė ir vėl priėjo prie Gandžio ir paklausė, kodėl jis dar nepasikalbėjo su jos sūnumi. Į tai Gandhi pasakė, kad vis dar ketina pasikalbėti su jos sūnumi, bet jam sunkiau atsisakyti saldumynų, nei jis pats to tikėjusi. Mama akimirką dėl to sutriko, o tada suprato, kad Gandis negali ir nenorės prašyti kito žmogaus daryti to, ko jis pats nepadarė ar tuo metu nedaro. Jis negalėjo prašyti jo sūnaus atsisakyti saldumynų, kol pats to nepadarė. Ir aš manau, kad kažkas panašaus galioja ir Dievo prašymui. Rodyti gailestingumą mums, parodyti gailestingumą kitiems žmonėms. Dievas neprašo iš mūsų tik to. Dievas neprašo iš mūsų to, ko nedavė, bet jis prašo iš mūsų tik tai, ką jis jau mums davė. Visoje Biblijoje skaitome, kad Dievo nepaliaujama meilė savo tautai tęsiasi amžinai. Viešpats Dievas mums rodo, kad jo gerumas ir gailestingumas, būtent tas žodis chesed, lydi visas mūsų gyvenimo dienas. Dangaus tėvas atsiuntė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų į šią žemę, kad parodytų mums šį gailestingumo ir meilę žmogaus kūne. Jėzus mums rodo savo nepaliaujamą meilę ir gailestingumą visiems Dievo vaikams, o ypač tiems, kurio to mažiausiai nusipelnė arba labiausiai reikia. Tekste mes skaitome, kad Jėzus parodė gailestingumą sinagogos vadovui, prikeldamas jo dukterį iš mirties. Jėzus parodė tą patį gailestingumą moteriai, kuri 12 metų kentėjo nuo kraujavimo. Viešpats parodė gailestingumą visiems, kuriems to reikėjo. Ar žydų vadovams, ar raupsuotiems, fariziejams ir žvejams, turtingiems ir vargšams, muitininkams ir vadinamiesiems nusidėjėliams. Dievo gailestingumas yra nepalaužiamas ir besąlyginis. Ir jis skirtas visiems Dievo vaikams. Viešpats Jėzus Kristus gimė šiame pasaulyje, kad parodytų žmogui meilę, gailestingumą, pašaukti nusidėjėlius, išgydyti ligonius, prikelti mirusius ir galiausiai eiti prie kryžiaus, nešant visas mūsų nuodėmes. Taigi pirmas žingsnis, tampant Kristaus mokiniu, yra suvokti, kad esame besąlygiškai mylimi viešpaties Dievo. Ir kad tai, kada suvoksime ir patirsime tai, rodykime tą gailestingumą kiekvienam. Kiekvienam mūsų artimui, kiekvienam žmogui, kurį viešpats siunčia į mūsų gyvenimą. Grįžtant prie viešpaties žodžių, aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Tampa aišku, kad geriausia mokytis šių žodžių prasmės iš paties Jėzus, būnant bendruomenės dalimi. Viešpats atskleidė mums savo hesed prasmę gyvendama žemėje. Jis atskleidė tą gailestingumą. Jis tęsia tai daryti per savo bažnyčią ir toliau. O ką mes turime daryti? Pirmiausia, priimkime besąlygišką meilę. Net jei manome, kad jos nenusipelnėme. Ypač tada, jei manome, kad nenusipelnėme. O tada būtinai pasidalinkime ją su kitais. Ypač su tais, kurie mano, kad jos nenusipelnė. Pasidalinkime ją su visais mūsų pasaulyje esančiais mokesčių rinkėjais, nusidėjėliais, visais, kurios viešpas mums atsiunčia. Ypač su mažiausiais iš žmonių, vargšais, pamirštais, vienišais, ligoniais, seneliais. Su visais,
kuriems reikia Dievo gailestingumo. Argi ne visi mes tokie esame Viešpaties Dievo akyse? Visiems reikia gailestingumo. Kai priimsime tą besąlygišką meilę, dalinsimės ją, tuomet tapsime Kristaus mokiniais. Tuomet mūsų gyvenimas bus Dievo šlovė. To jums linkiu Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė. Amen.